Kas suteikia daugiau motyvacijos? Didelis tikslas ar mažos kasdienės pergalės? Harvard Business Review tyrimai rodo, kad žmonėms, mums stipriausią pasitenkinimą duoda ne galutinis rezultatas, o užfiksuoti maži kasdieniai laimėjimai. Net paprasta užduotis užrašų knygelėje sukelia dopamino pliūpsnį ir tai suteikia mums energijos tęsti. Kitaip tariant, progresas mažais žingsneliais yra galingesnis motyvatorius nei laukimas kažkokios didelės pergalės ateityje. Taip pat būtų panašu kaip vandens lašas stiklinėje. Po truputėlį ir prisipildo pilna stiklinė. Įsivaizduokime projektą komandoje. Jeigu komanda kiekvienos savaitės pabaigoje pažymi, kokios užduotis buvo įvykdytos, mes pradedam matyti progresą. O tau, kokią mažą pergalę šiandien gali užfiksuoti, kuri duotų motyvacijos siekti tos didesnės pergalės? Prenumeruok kanalą, čia rasi įvairių įžvalgų motyvacijai ir prasmei. Ačiū, kad žiūrėjai.